aš išsikraustau į Vilnių. Aš pati net nelabai galiu patikėti, kaip viskas greitai vyksta. Viskas prasidėjo nuo praeitos savaitės. Pamačiau butą, parašiau, susitikau, apžiūrėjau ir viskas. Ir aš išsikraustau. Tai esu šiaip labai laiminga, kad viskas taip klostosi į mano pusę, nes aš labai norėjau Vilnių kraustytis. Man Vilnių šiaip labiausiai iš tų miestų, kas mane padaro savimi. Aišku, man tas faktas, kad daug žmonių gal nelabai patinka, bet man patinka Vilnius dėl to, kad yra labai daug ką veikti, yra labai daug gamtos, yra labai daug ką tu gali pamatyti. Tai aš labai mėgstu eksplorinti ir aš manau, kad Vilnius bus tas miestas, kuriame aš jausiuos gal šiek tiek geriau negu Šiauliuos. Šiauliai man nepatinka dėl to, kad yra labai kažkaip depresyvu, čia nėra labai daug veiklų, renginių ir to tokio gal socializavimuose. Aš šiaip esu labai toks žmogus, kuris nevaikšto renginius, nevaikšto niekur. Man atrodo, kad Vilnius yra tas miestas, kuriame tu gali labai plėstis kaip asmenybė ir bandyti daugelį dalykų, negu, pavyzdžiui, sėdėdama Šiauliuose. Kalbant apie butą, kaip radau butą. Man atsiuntė draugas 2 kambarių butą, senamiestį, už padorę kainą, bet aš gyvensiu su kita mergina. Ir man kas labai patiko tame bute, kad aš jos beveik niekada negirdėsiu, nematysiu, nes mūsų kambariai labai nuo viens kito yra atstumas. Einamo kambarys, virtuvė, tualetas ir jos kambarys. Iki dabar, aišku, labai jaudinuos dėl darbo, ar tikrai randu, ar tikrai man gali patikti, nenoriu keitinėtis darbų kas mėnesį. Noriu susirasti pastovią vietą, bet aš tikrai nenoriu ten dirbti po 12-14 valandų. Tiesiog supratau, ant kiek aš pavargstu per tas dienas. Ir dar plus dirbi 5 dienas per savaitę po 13 valandų, tai man atrodo, gal šiaip iškai nenormalu. Tai bandysiu ieškotis, jau kaip ir 2 vietos mane užrezervavo, kad susitiktumėm darbo pokalbiui. Aišku, žinokit, aš jums parodysiu, kiek pas mane dabar yra išsiųstų CV. Labai daug prasiunčiau CV. Dažniausiai turiu skambintis numerį, nes jie nečekina e-mailų arba labai retai čekina e-mailus. Nebent kai jau labai emergency reikia, kad kažkas pasimtų darbą. Per 3 darbus, kuriuos dirbau šiais metais, neradau nei vieno gero kolektyvo, kuriame jaučiausi pilnavertiškai apart to dabar, kur dirbu Šiauliuos, Biržų duonai. Aš su savo pamana viskas čia kaip iki suvaibinam. Kartais, aišku, būna visokių nesąmonių, bet tikiuosi, kad Vilniuje atrasiu tą kolektyvą, su kuriuo jausiuosi savim. Gerai, liko 3 dienos, kaip aš išsikrausiu. Aš viską dabar dėliojus. Visus daiktus pakuoju jau, nes rytoj aš turiu atidirbti paskutinę savo dieną. Tada nuvažiuosiu iki daktaro, nuvažiuosiu pasidaryti nagų ir antradienį noriu praleisti su šeima, tai aš tikrai nebenoriu tvarkytis. Tai šiandien mano diena, kad aš turiu viską supakuoti. Viskas susidėti taip, kaip turi būti ir viskas. Atsikėliau galbūt prieš 20 minučių. Paskutinis daiktus deduosi. Aš labai prasimėgau, aš namugoti 2 valandą, tai aš mėgau 6 valandas, bet man tiesiog labai mažai ir mano galva skauda. Tiek daiktų mes prisidėjom. Pavyko man nusipirkti kabyklą, dėžę kabyklai, porą kitų dėžių po lovą pasidėti, pjaustymo lentelę, peiliai, stiklinė. Išleidau 65 eurus, man atrodo. Dabar ieškau rimi parduotuviai, šaukšto, šakutės, nes aš nepasiėmiau iš namų. Nežinau, tokia įtempta kažkokia diena yra. Palikau knygą mašinai. Mano šuo tiesiog išvėmė visą tą knygą ant mano sėdynės. Nu, žodžiu, nežinau, palaimino turbūt. Aš užsakiau iš Livino visus skalbiklius, visus valiklius. Man belieka tik šluostis, tai pasiėmiau tokią šluostės ir skirtingom. Tada pasiėmiau įrankį. Pasiėmiau šitą šveistuką. Pasiėmiau pirštinės, nes dirbsiu su chemijom. Pasiėmiau rankšluostį virtuvėj. Vis tiek man yra jausmas, kad kažką pamiršau. Pagaliau grįžau, buvau su tėčiu pavalgyti ramenų. Tai tėtis pakabino mano kabyklą. Nusipirkau tokius porą dėžių. Čia mano visi daiktai ir aš bandysiu pekintis viską. Kalbant apie naktį, kaip čia miegau, tai galiu pasakyti, tikrai labai gerai išsimiegau, kad labai sunkiai užmigau, labai galvas skaudėjo. Bet labai gerai išsimiegau kaip koks beibis ir dabar gal 2 valandas prasivaikščiau, prasijudinau ir parodysiu, ką nusipirkau. Man jau reikėjo pasikeisti naują skustuką. Aš turėjau metalinį, bet aš jį pamečiau kažkur, neradau, būt palikau Švedijoje, vonioje, gali būt kaip buvau. Pasiėmiau ausų krapštukų, žirnelių ir morkų.
Jau norėčiau pasidaryti sriubos, toksais nepasiėmiau bulvių. Bet norėčiau tiesiog išsitrint sriubos. Man reiktų nusipirkti trintuvą sriubai. Bet nieko, paprašysiu aš gimtadienio progas tėvų. Pasiėmiau kiaušinių, dėja ne kaimiškų. Man patinka labai sardinės, bet čia sardinės kitokios, čia mažasios. Aš mėgstu didelės sardinės. Nežinau, kaip bus skonis, bet labai estetiškai atrodo. Ir pasiėmiau tokių krekerių. Nes aš turiu paragauti anagardžių pomidorų užtepėlę. Jis skani tik tai su kažkom. Jos vienos negali valgyti, nes jinai neskani. Bet aš jums parodysiu dabar, ką vakar nusipirkau iš maisto ir ką užsakiau iš Livino ir vakar atidariau siuntinį. Gerai, tai čia yra mano visas maistas, ką aš įsidėjau. Tai vakar aš nusipirkau tokių krekerių. Visai neblogi, galvau, kad jie didesni, bet jie tokie kaip kvadratukai. Man visai patiko, šiandien ir vakar suvalgiau McDonald's Sweet Chili, net nesijaučiu, kad čia yra čili iš vis. Man labai patinka šito brendo pienai, tai pasiėmiau mažesnį, kad galėčiau avižas pasidaryti. Aš pati, bet nepatinka su avižas su vandeniu, man turi būti su pienu. Vakar aš nusipirkau savo mėgstamo graikiško jogurto, aviečių. Ir čia tą anagardžių užtepėlę galite Livine pasižiūrėti, tikrai yra šaldytuvuose. Galvojau, kad aš pasirinkau artimiausią paštomatą. Pasirodo, man reikia 20 minučių nešti žiauriai sunkią siuntą. Ir 3 kartus sustojau tiesiog pastačiau ant šiukšlių dėžių. Nes tiesiog tikrai labai sunki dėžė. Viskas gausi, man atrodo, 130 eurų. Tai pirmas dalykas yra probiotikai klozetui. Žinot, kai gali pasikabinti ant klozeto kvapuką, kuris išvalo. Tai čia yra tiesiog tokios bombos, kurias reiks įmesti. Labai skaniai kvepia. Tada, kadangi aš turiu kaip ir egzemą, kaip ir problemos dabar su oda, kadangi yra šaltas sezonas, mane labai išberia, man labai niežti visą kūną. Tai pasiėmiau pabandyti lauko gėlių aromato skalbiklį ir minkštiklį. Visų paviršių valiklis, veidrodžių ir langų valiklis. Tada yra dušo valiklis, yra šveitimo priemonė. Vaisių daržovių valiklis, kadangi vaisiuose ir uogose ir daržovėse būna pesticidų, kurias mes turim visada valyti ir mes su vandeniu neįmanoma išvalyti. Tai aš pabandysiu, žodžiu, šitą dalyką, ar veikia, ar išsivalo, ar viskas gerai. Tada yra indų ploviklis, oro gaiviklis natūralus, su kvapu. Labai skaniai kvepia. Toliau yra kompostuojami šiukšlių maišai, dar tokio dalyko nemačiau, bet tikrai brangu 6 eurų už tokį visą. Netgi nusipirkau ekologiškas kempinės valymui ir jos tokios labai iš celiuliozės padarytos, tai labai tokios kokybiškas. Ką dar šiaip namam nusipirkau? Tai nusipirkau visą kabyklą, nusipirkau šitą spintą, labai faina dėžė, ilgai laiko. Tada nusipirkau, dabar nesimatys, bet tokios 2 dėžės. Šitą dėžę susidėjau visus tuos valymo priemonės. Šiaip dar fainas labai pirkinys mama man nupirko, padovanojo tokias vilnos padarytas natūrales tapkės. Wool Landau. Tai labai taip gražiai estetiškai atrodo. Kalbant apie dantų pastas, aš labai nemėgstu mėtinių dantų pastų, nes man sukyla kažkokia rūgštis. Man patinka labai šitą, čia yra Himalajų. Čia yra su arbatmečiu, rozmarinu, šalavėjais. Ne visiems patinka, ne visiems skani, bet man patinka. Tokį nusipirkau iš Livino irgi. Ilgai laikyti labai patinka šereliai tokie minkšti. Pabandžiau nusipirkti iš šito brendo šampūną ir kondicionierių. Čia iš Livino, tai natūralesnės sudėties. Bandysiu išsiplaut galvą, kadangi mano galva yra gan garbanota, gan tokie gausi plaukų. Tai pažiūrėsim kaip kas. Tai va, šiandien daugiau iš planų aš neįsivaizduoju, ką veikti. Gal eisiu pasivaikščioti dar papildomai, nors šiaip labai daug vaikščiau. Dabar susidėsiu maisto produktus. Eisiu šiek tiek gal prigulsiu. Pažiūrėsiu žinutės, viską atrašysiu ir eisiu gal toliau vaikščioti. Dar ką pamiršau, tai kad nusipirkau šilauogę, man labai patinka uogos. Nusipirkau uogų ir granatų sulčių. Jie yra labai sveikas pasirinkimas, šiaip reikia patiems spaustis, bet ką žinau, man patinka sultis. Atitinu savo šitą video, galvoju vis tiek pasidalinsiu šitą savo patirtim, vis tiek įdėjau pastangų filmuojant ir kad ir kaip sunku man viską nuolat filmuoti. Nuosekliai kalbėti ir nepamiršti apie tai, ką noriu pasakyti ir viską sugebėti pasakyti tą vieną sakinį. Tikiuosi, kad patiko. Tai yra mano pirmas blynas, nežinau ar vykęs, bet štai man pačiai yra smagu pamatyti, kokios emocijos, kokie jausmai aplipino mano visą šitą kelionę iki pačio Vilniaus. Esu labai laiminga, kad pagaliau padariau tai, ko norėjau. Pasiekiau savo vieną iš svajonių. Šiuos metus, kurią labai norėjau pasiekti, atsisveikinu ir tikiuosi, kad tai ne paskutinis mano vlogas.